Kodėl jūros brizas tapo toksišku? Kodėl pajūrio kurortai virsta draudžiamomis zonomis? Atsakymas jūs nustebins. Kai bangos lūžta vandenyno paviršiuje, jos sukuria nesuskaičiuojamą kiekį burbuliukų. Sprogstančiems burbuliukams į orą patenka ne tik druskos kristalai, bet ir mikroskopinis plastiko dalelės. Vėjas mikroplastiką ir nanoplastiką išsklaido po visą planetą. Kuo stipresnis vėjas ir kuo didesnė jūros puta, ypač per audras, tuo daugiau dalelių pakyla į atmosferą. Nors plika akimi jų nematyti, mūsų supantis oras yra tiesiog prisotintas plastiko dalelėmis. Kiekvienais metais jūros brizas iš vandenyno į sausumą išnešioja apie 136 tūkstančius tonų mikroplastiko. Tai yra daugiau nei 370 tonų per dieną. Atmosferoje plastikas oro srautais pernešamas tūkstančius kilometrų. Jis nusėda ant rasos ir kartu su sniegu bei lietumi patenka ant žemės paviršiaus. Pakrantės ir pakrančių regionai pirmieji patiria jo poveikį. Kai žmonės važiuoja prie jūros atostogauti, maudytis, pasimėgauti saulės spinduliais, jie visada man siunčia mikroplastiko nuotraukas, nes visos jūros pakrantės yra pilnos mikroplastiko.